Sveiki, dar viena tema, galbūt trumpai ir sudėsiu akcentus ir pakreipsiu dėmesį, kaip yra kaip. Nebūtinai, kai susitinka mergina ir vaikinas, tai gali būti bet koks žmogus, bet koks santykis, bet kokia komunikacija, nesvarbu ar su vadovu, ar su kolega, ar su draugė, kaip maždaug koks mechanizmas ir principas vyksta. Neišsiplečiant yra viena asmenybė, yra kita asmenybė, yra vienas vardas, yra kitas vardas, yra statusas, yra taip. Ir susitinka, kaip visada sakau, ne žmonės, o susitinka tarp jų programos, idėjos, konceptai ir praeities situacijos, iš kur ir vertina vienas į kitą, kaip reguliuojasi, dėliojasi procesai, įvykiai, reiškiniai. Iš pradžių atrodo regis, kad jeigu kalbant apie moterį ir vyrą, pradžiai vyksta toksai susižavėjimas, nuskanavimas ir išsirinkimas, kad su tuo žmogumi norėčiau pažinti daugiau, susipažinti, patirti, sužinoti. Tiesiog įvyksta pažintis. Tačiau iki tam tikro laiko, kada neprasideda ir nepasireiškia tam tikrų programų išsikėlimas į paviršių. Grubiai pavyzdžiais. Yra mergina su savo programom, su savo spalvomis. Jinai nusprendė, kad per gyvenimą žiūri ir eina tik iš tokios pozicijos, kiekviena spalva tam tikra programa. Ir jai tinka ir matysis tik tai taip, ką jinai atrodo, kas jai įprasta, kas pažįstama, pasirinks tokį modelį ir tokį scenarijų, koks yra patirtas, gal nebūt labai visiškai ir patogus, bet jau bent jau žinomas ir jo kažkaip į jį kitokį įvykį ir situaciją ir scenarijų nereikės jokių pastangų kažkaip žiūrėti. Yra vaikinas, kuris į pasaulį eina su savo programom, su savo požiūriu ir būtent iš tokių spalvų. Ir kaip pernai per obalio, sakykime, pavyzdį rodžiau, tai dabar per spalvų pavyzdį. Ir tiesiog susipažįsta vaikinas su mergina ir štai turi kiekvienas savo bagažą, tokias įsitikinęs, sakykime, su tokiom spalvom, su tokiu požiūriu, su tokiais įvykiais, su tokiom taisyklėm, su tokiom sąlygom, nes čia visada santykis ir meilė, meilė kabutėse, kuri yra tarp šių objektų, tarp šių dviejų žmonių, jinai visada tarp personažų, kol dar žaidžiamas kaip sakau, sapnas, kol dar nėra atsitapatinimo ir pamatymas, iš kur visą tai transliavimas, visą tai kalba tik idėjos, programos ir kažkokios sąlygos, taisyklės. Tu turi pastoviai kažko atitikti, tu turi kažką padaryti, tu turi kažką nuveikti, kad tave pasirinktų, kad tave pateisintų, nes čia nuolatinė įtampa ir čia tu turi atitikti kažkokį standartą. Ir dabar gali būti situacija tokia, kad mergina jau gal šiek tiek kaip pradirbus visas programas, tėvų ten, sakykime, iliuzinių ten, sakykime, modulių, kažkur pakapšiusi viskas, jinai ateina vaikinas ir jinai, jeigu buvo gyvenime, kad mėgsta tik tokias spalvas, ateina vaikinas būtent su kitokiom spalvom ir jinai nieko prieš. Jai transliuoja, kad ir jos nebetrigerina, rodo kažkokią kitokią spalvą, nes realiai, ką jinai nusprendė, kad jai nepatinka ir ignoruoja, ateina kitas žmogus, per kitą žmogų jinai mato kažkokią programą, jinai pamatė, atpažino ir okei, man tinka tokia spalva. Viskas, jokio konflikto, jinai žiūri plačiai, jos netrigerina. Kitas klausimas, ką daro kita pusė, kitas žmogus, ar ne, sakykime, jeigu kitas žmogus jį erzina kaip būlių, sakykime, tos ryškios spalvos ir jis pamato ir jisai nesąmoningai net pažįsta, sakykime, tų spalvų ir jis nenori jų priimti, jis gali sugalvoti bet kokį žaidimą, kad aš esu dar nepasiruošęs,
sakykime, aš bijau, kad nepatempsiu, aš bijau, kad nepateisinsiu. Vyksta bet koks žaidimas, jis gali sugalvoti, kad čia viskas per greita, kaip taip gali būti, per šiltai, per jautriai, per arti. Visada gali tokios vykti pretenzijos į kitą žmogų, projekcija, bet tai vyksta tik tai kiekvieno žmogaus projekcija, arba tas žmogus duoda viskam būti ir sutinka, nes jam įdomu, ar kitas žmogus stabdo per savo filtrą, per savo minusus ir mato pasaulį tik tai tokį, kokį jis nori matyti. Todėl ir gyvenimas ir situacijos yra visiškai neutralios, jeigu yra matymas taip, kaip matosi, ir jeigu nėra jokio nusistatymo, jokio filtro, nes visada susitinka ir žmogus mato pasaulį ne toks, koks yra neutralus, bet jis mato per savo prizmę, per savo filtrą. Ir tu gali daryti, ką nori, būti koks nori. Jeigu tu matysi tik taip ir ne kitaip, tu ir matysi tik taip ir ne kitaip. Ir čia nėra jokio skirtumo, ar per greitai, ar per jautriai, ar per atvirai, ar per šiltai. Jeigu žmogus, jisai mato kitame pačią esmę ir mato kiaurai, koks skirtumas, kaip, į ką jis tai žiūri. Juk gamta nesako, ar medis nesako, kad tu per greitai čia manim žaviesi, arba saulė nesako, kad ne, tu ateik kokį ten metus laiko, tada va galėsi manim mėgautis. Čia žmogus, jeigu žiūri į kitą ne kaip į programą, ne kaip į suformuotą statusą, asmenybę, ne per ego, bet žiūri iš šaltinio ir mato pačią kiaurai esmę, jam nėra per greitai, per lėtai, per arti, per šilta. Jisai atviras ir jisai sako tai, ką norisi jam sakyti. Va čia ir yra skirtumas, nes visada asmenybės turės sumažintos, apribotos, visada yra nelaisvos ir visada yra kažkokiuose įsitikinimuose ir turi būti atitikti kažkokias sąlygas, tu turi kažką padaryti, turi kažkoks laiko tarpas praeiti, turi būti kažkokios aplinkybės, turi būti kažkokios taisyklės, tu turi patikti, įtikti, atitikti, prisitaikyti. Čia pastovus kažkoks yra keliamos kažkokios sąlygos, nes kitų atveju yra taip kažkaip atrodo, kaip sako, man čia falšyvai atrodo, arba per greitai, arba per lėtai, arba per ryškiai, arba per atvirai, nes žmogus būnant ir esant, jeigu žino, kas jis yra ir prisimena, kas yra, jam jokio skirtumo, koks santykis, ar į žmogų jisai rodė savo jausmą, atvirumą, momente, koks kyla, jis nesijaus nepatogiai, ar jisai stebės besileidžiančią saulę, ar jisai bus gamtoje, ar jisai stovės, kaip pavyzdys, prie kažkur kitoje šalyje prie ožko avių bandos ir ašaros tekės besimėgojant nuo grožio, nuo garsų, ar jis stovės prie jūros išvažiuojant, jisai, ta prasme, rodys jausmą ir jis visur matys grožį, jam nereikės, kad nuvažiuosiu į Prancūziją, o dabar tik tai Lenkiją, nes dabar džiaugtis negalima, nes tikslas yra Prancūzija, bet tai kiekvienas momentas yra džiaugsmas, kiekvienas momentas yra kitas, kiekvienas kadras yra jau išbaigtas ir tobulas, ne tada, kada, arba ten girdžiu, mūsų ten kažkokie Atėnai +9, mūsų net nelaukia ten +9, ta prasme. Kodėl taip, kas nusprendė, kad nelaukia, kad pagal temperatūrą ar pagal šalį, kaip čia yra. Todėl žiūrėti iš kokios pozicijos, ar aš į kitą žiūriu iš sąlyginio jausmo, nes čia meilė neįmanoma. Ir ar yra žiūrima ne kaip į vavašiavą formą, o už tos formos yra matoma esmė, užtat ir sakoma, ir girdisi, ir sakosi taip, kaip sakosi, ir nėra tam jokios kaltės. Ir
Čia nėra atstumtojo, čia nėra paliktojo. Tas žmogus, jeigu jisai ar išėjo, būkit, žiūrėkit dabar, pagaukit save, kaip jūs jaučiatės, ar išėjo, ar ne, toj pravažiuoja šiek tiek, triukšmas, viskas ok. Va štai čia ir yra gyvenimas, kada nėra sąlygų, nėra priekaišto, kad neturėtų tai būti, kada vyksta kaip vyksta, viskas turi teisę būti, viskas savose vietose ir tik tai priklauso kokios reakcijos. Ai, jūs telefoną vis švarat.